Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandien pakalbėsime apie nekilnojamo turto verslo ateitį. Tikriausiai jums kyla klausimas, kokia bus nekilnojamo turto verslo ateitis. Nekilnojamo turto verslo ateitis bus visiškai tokia, negu yra dabar. Tai reiškia, kad šiai dienai nekilnojamo turto ateitis yra visiškai tokia ir kardinaliai pasikeis. Nekilnojamo turto ateitis bus tokia, kad viskas vyks video formatu ir viską filmuosime video medžiagomis ir viskas bus tik video formatas. Jums noriu pasakyti nekilnojamo turto brokeriai, kaip patarimą, filmuokite video medžiagos siužetus, kelkite į tiktokus, darykite daug video montažų, video siužetų ir jūsų pardavimai automatiškai pakils. Tai yra vienas iš pliusų, kurį turite naudoti ir vertinti šioje ateityje. Žinokite, kad nekilnojamo turto ateitis visiškai pasikeis. Jūs turėsite filmuoti nekilnojamo turto objektus su telefonais, su video kameromis. Tai iš tikrųjų dar plus prisidės dronai. Dronai tai yra labai efektyvi priemonė, tai galima montuoti video, filmuoti video iš išorės ir pateikti visą tą vaizdą iš išorės, o video montažą padaryti su paprastu telefonu iš vidaus ir juos montuoti ir apjungti ir jūsų pardavimai pakels, jums objektą bus parodyti daug lengviau negu dabar, kad jūs bandote parduoti per nuotrauką. Šiai dienai nekilnojamame turte nuotraukos yra visiškas šūdas, tai reiškia, kad nekilnojamame turte nuotraukos jau nebeveiks, bus labai daug video, dabar tiktokeriai ir visi kiti, tie, kurie eina link nekilnojamo turto pardavimų, naudoja video medžiagas, jiems tai puikiai sekasi, tad jeigu jūs norite būti su jais kartu arba netgi juos aplenkti, naudokitės video medžiagomis ir kurite turinį video medžiagomis. Nekilnojamo turto brokeriai, jūs visiškai nesuprantate apie tai, kas yra virtualioji realybė. Virtualioji realybė yra tai, kad jūs susidedate VR akinius ant savo veido ir jūs galite keliauti po tam tikrus objektus arba tam tikras patalpas. Ir tai viskas yra perteikiama gyvu vaizdu ir realiu laiku. Iš tikrųjų, tai galima pasižiūrėti, kiek daug yra užsienio įmonių, kompanijų, kurie naudojasi virtualios realybės pagalba. Tai reiškia, kad viskas persikels į tai, kad jūsų norimas klientas galės visus objektus peržiūrėti būnant namuose ir jisai užsidėjęs su sakiniu galės visiškai be jūsų pagalbos įsirinkti tam tikrą objektą ir peržiūrėti. Tai reiškia, kad jūs būsite kaip objektų dalyvis visiškai nereikalingas. Tad susimastykite, ar jums nereikia keisti požiūrį, keisti visos aplinkos ir tiesiog pasinerti daugiau technologinius dalykus, kad jūs turėtumėte savo platformą, kur galėtumėte leisti žmonėms apsilankyti jūsų virtualioje realybėje ir pardavinėti tos objektus. Aš puikiai suprantu, kad apjungus tas technologijas kaip virtuali realybė, filmavimas su dronais, video filmavimas su telefonais arba vaizdo kameromis, šitos tris dalykus apjungus jūs galite pakelti savo vertę. Tai reiškia, objektą parduosite pirmas lengviau, antras lengviau ir trečias labai lengvai. Iš tikrųjų, per tos tris dalykus, kad jeigu jūs norite tai padaryti, tai tiesiog naudokite virtualią realybę, naudokite dronus ir video medžiagą. Visą tai apjungus jūsų pardavimai pakils į daug aukštesnį lygį. Aš jums tai garantuoju. Verslo kalvis Mindaugas užsiima video montavimu, video karpimu, video siužetų rengimu. Iš tikrųjų, jeigu jums reikia mano paslaugų, mano marketinginių žinių, mano visos esybės, tiesiog kreipkitės į mane, subscribinkite mane, sekite mane ir kreipkitės į mane, aš jums padėsiu. Ačiū, kad buvote su manimi, sekite mano kanalą, subscribinkite, ačiū, viso gero, iki.